Ajerų niekur nebelika. Plaukus tai plaudavai visada su ejerų šaknim, su dilgynėm plaudavai. Pagrindiniai būdavo. Ejerų būdavai pilnas čia tokias koželkas, būdavai pilniausias, tai tu priaugė ejerų, ir nieks jų tada neįvertina, ka vaistai tokie geri, o dabar mislinu, ka būčiau pasisodinus į kanalą kaip išardė. Dabar tai mislinu, kur rasda, bet kur tu berasi dabar, ka visur numelioruota, niekur nebė. Papasakoja Teklė Petrutienė iš Džiugių kaimo, užrašė Aušra Kaikarytė, paskaitė Agnė Marcinkevičiūtė. Patarlės. Ankstyvoji varna dantis rakinėja, vėlyvoji akis krapštinėja. Nepulk per karštai, nagus nudegsi. Seną ir bezdančią klausyk, o jauną ir šnekančią neklausyk. Nebūk lėts, savo dalies neteksi. Kas nyka žandai plyštų, ženk žingsnį karietai plyštų. Pasakė Zosė Buišaitė, užrašė Danutė Plučaitė, paskaitė Rita Urniežiūtė. Žmogus ir vilkų ruja. Žmogus eidamas per mišką pamatęs labai didelį būrį vilkų atbėgant. Ta žmogus labai nusigandęs, bėda paspėjęs į medį įlipti. Daugiaus tie vilkai ėmė ant kits kitą gultis, o tas viršutinis jau sieks ir pasieks tą žmogų. Ta žmogus matas, kad jau jį pasieks, sakas. Duok man vilkel savo uodegėlą, ašarėlėm nusišluostyt. Tas vilks jam uodegą įpadavęs. Daugiau tas žmogus turėjęs gerą narokiną. Nusitvėręs už uodegos, tą vilką nuduot, kol jam uodega nutrūkus. Kai nutrūkus uodega, tas vilks nušokė žemę įpalendęs po kitą apačią. Tai daugiau kits vilks tą žmogų sieks. Tas žmogus sakas, kam klius, tam klius, bet tam striukiui be uodegiui, tai klius. Tas vilks iš apačios išlindęs bėgti, daugiau visą vilkų malkinę sugriuvus ir nubėgęs savo. Tai tas žmogus išlipęs į parėjęs namo. Užrašė Matas Lančiauskas, paskaitė Sofija Jonaitytė.